Gavėnios kelionė. Sustiprinkite savo širdis. Mintimis dalinasi brolis Astijus iš Švento Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno. Pirmadienis, vasario 19 diena, išgyvenome turbūt daugelis iš mūsų tą pirmąjį gavėnios sekmadienį, būtent jau ir sekmadienį girdėjome apie Evangeliją, kai Jėzus išeina į dykumą 40 dienų. Taigi ir mes dabar tęsime tą kelionę ir šios dienos Evangelija pagal Matą 25 skyrius jau kalba apie paskutiniuosius laikus. Ir šitaip įvardyja paskutinysis teismas. Ir mintis yra tokia: kai ateis žmogaus sūnus savo šlovėje ir kartu su juo visi angelai, tada jis atsisės savo garbės soste, jo akivaizdoje bus surinkti visų tautų žmonės ir jis perskirs juos kaip piemuo atskiria avis nuo ožių. Avis pastatys dešinėje, ožius kairėje. Ir vat pagrindinis klausimas, kuris bus visiems užduotas. Ir tars karalius stovintiems dešinėje: ateikite mano tėvo palaimintieji, paveldėkite nuo pasaulio sukūrimo jums paruoštą karalystę, nes aš buvau išalkęs ir jūs mane pavalgydinote, buvau ištroškęs, mane pagirdėte, buvau keleivis ir mane priglaudote, buvau nuogas, mane aprengėte, ligonis, mane aplankėte, kalinys, atėjote pas mane. Tuomet teisėjai klaus: viešpatie, kadagi mes tave matėme alkaną, trokštantį ir taip toliau. Ir tie, kurie nedarė artimui širdies, o tos neparodė meilės, neparodė širdies, iš tikrųjų viešpats sako: eikite šalin nuo manęs, jūs nedorėliai. Taigi, pagrindinis dalykas galbūt šios dienos Evangelijoje ir mums toje kelionėje dykumoje labai aiškiai suprasti tą vieną dalyką. Viešpats net neklausia, ar koks tas mūsų tikėjimas, kiek mes ten maldų sukalbėjom, kiek dienų pasnikom, ar tą valgėm, ar nevalgėm, kiek ten. Iš tikrųjų jis sako: ką gero padarėte, mažylėliai. O šiandieną ir paklauskime, ką gero padarėme savo artimam. Ačiū Dievui, skautai, Europos skautai, čia kurie yra su mumis. Visi skautijos broliai ir seserys turi vieną pažadą: padaryti bent vieną gerą darbą per dieną. Bent vieną gerą darbą. Taigi ir mes, mūsų ateitis, mūsų amžinasis gyvenimas priklausė. Ar mes turėjom atjautą, ar mes atsukome veidą į tą, kuris yra nuliūdęs. Ar mes tikrai parodėme artimam žmogui, sutiktam žmogui, parodėme gailestingumą ir meilę. Būkite palaiminti, padarykime kažką šiandien gero. Gavėnios kelionė.